atėjdamas į šitą bendruomenę, tikrai pastebėjau, kad yra draugiški mokytojai, jaunimas taipogi vis pakalbina, tai tiesiog mane pakvietė, sako, mokytojau, atlikit kūrinį, pabandysis. Tu pakviesti, aš neužtrauksiu atskubiai, tik pašaukti, ir mano siela atsilieps, tik pažvelgti, ir mano akys jums regė tavo veidą, net pro užuolaidas stebės. Pabučiuoti mano skruostus ugnimi savo dvasią, atgyvendinki manį, nori džiaugtis, nori krikšto dėl tavęs, nori skelbti tave, kol gyvenimas užges. Nes mano Dievas tu, širdžiai duodantis vilties, nes mano Dieve tu, prisikėlei iš mirties, o mano Dieve tau, mano deginti širdis, aš prašau tavęs, ateik pasitikim. Tu pakviesti, aš neužtruksiu atskubėti, tik pašaukti, ir mano siela atsilieps, tik pažvelgti, ir mano akys jums regė tavo veidą, net pro užuolaidas nakties. Dievas tu, širdžiai duodantis vilties, nes mano Dieve tu, prisikėlei iš mirties, o mano Dieve tau, mano deginti širdis, aš prašau tavęs, ateik pasitikim. Ačiū labai. Direktorių Juozą Daugėlą. Gerbėmiai, peržvelgiau taip, valdžia beveik išėjusi, liko tik Gerbiamas Petrulevičius, bet jis ne prie valdžios. Jis aukščiausiai tarybai, tai aš galiu viską sau leisti daugiau, nors aš jūsų ilgai netrukdysiu. Mėly šventės dalyviai, pedagogai, svečiai, moksleiviai, noriu skirti pedagogus tuos, kurie dirbo kartu su manimi, kurie jau šiandien nedirba, bet sėdi čia salėje. Ačiū Jums. Sveikinu visus su Jono Totoraičio mokyklos, buvusios 5-osios Vidurinės mokyklos 40 metų jubiliejumi. Man ypač malonu dalyvauti šioje šventėje, kadangi šioje mokykloje per 30 savo darbo metų aš įgijau daug žmogiškosios ir vadybinės patirties. Atrodo, lygiai su mokiniais sutardavau. Mes kartu su kolegomis pergyvenome labai sunkius kūrimosi, augimo ir pripažinimo metus. Bet tai jau praeitis ir nenoriu ją gilintis. Bet praeitis tai yra istorija. O istorija, gerbėmieji, kokia ji bebūtų, reikia ją branginti.
Nes kiekvienoje istorijoje šalia debesėlių būna ir šviesių, džiugių akimirkų. Jų buvo be abejo ir mano darbo metu. Negaliu pasigirti, kad aš čia būčiau dažnas svečias. Retai užeinu į mokyklą, galbūt net per retai. Bet kągi, kaip mokiniai pradeda sakyti, pakukuokit, kaip jūs norite, aš turiu kompą. Ir įeinu dažnai, kiekvieną savaitę aš pasižiūriu į mokyklos internetinę svetainę ir joje lankausi nuolat. Ir visuomet sakydavau, net aš nežinau, čia švietimo skyriaus atstovai sėdė ir jie patvirtins, bet galbūt jie ir negirdėjo. Aš sakiau, Totoraičio pagrindinės mokyklos internetinė svetainė yra šauniausia iš visų, operatyvė, vaizdė ir įdomu. Todėl aš ir domiuosi mokyklos projektais, konkursais, parodomis, dalykinėmis olimpiadomis, sporto varžybomis. Ir man visuomet džiugu, kad aš perskaitau, kad mokykla kažką tai laimėjo. O laimėjimas tai yra iš tikrųjų pripažinimas. Ir pagalvoju kartais, kokiu, atsiprašau, jau norėjau sakyti, kokiu velnio. Žodžiu, nei moksleiviams, nei mokytojams, nei direktoriai, nei kitiems, aš manau, nuobodžiauti laiko nebūna, jeigu atsižvelgiant į visus tuos rezultatus. Minint šį jubiliejų, mokyklos jubiliejų, pravartu taip pat žinoti, kad visas mokyklos laimėjimo pasiekimų kraitis yra ne tik tai ši diena. Ši diena tai yra perspektyva į ateitį. Tai nauji planai, nauji užmojai, nauji tikslai. Ir man asmeniškai norėtųsi, kad artimiausi žingsniai, vedantis į mokyklą, į jos pusės amžiaus jubiliejų, aš ateisiu. Į pusės amžiaus jubiliejų būtų tvirti, ryžtingi ir sėkmingi. Ačiū gerbiamieji visiems, kurie organizavote šią šventę. Ir man malonu stovėti šioje scenoje, aš net neatsimenu, kad aš joje stovėjau, nebent kada dainavau ar šokau. O kalbėti, retkarčiais duodavau, kad jisai man pakalbėti, žinoma. Todėl aš dėkoju organizatoriams. Noriu, kad būtų sėkmingi kiti metai, o tai priklausys, mėlyje, nuo pedagogų, nuo moksleivių, ir be abejo, nuo rėmėjų, nuo tėvų ir taip toliau. Linkiu mokytojams, visiems pedagogams kūrybinės sėkmės, optimizmo, moksleiviams iniciatyvos ir darbštumo, o tėvams, kas jie belieka, kantrybės. Linkiu visiems ko geriausio. Ačiū.